Labas visiems. Šiandien nusprendžiau padaryti įrašą apie taip vadinamas pranašystės. Dar galimas variantas, jog pranašautojai jau žino, kas nutiks. Šiandien pagrindinis dėmesys įdėkui Afganui, visame pasaulyje žinomas matematikos genijus. Jo viena pirmųjų pranašysčių buvo dar iki Sovietų Sąjungos griuvimo. Televizijos šou pranašystės kadrus vis dar galima rasti internete. Jis tiksliai išpranašavo Sovietų Sąjungos griūtį. Tuomet niekas negalėjo patikėti jo žodžiais. Matematikas ne tik įvardijo datą, jis dar ir papildė savo pranašystę. Pagal Afgano skaičiavimus 2025 sąjunga atgims, bet visiškai naujam pavidale. Tai bus galingiausia sąjunga pasaulyje, sukurta ant Rusijos bazės, kuri taps vienijančiu centru. Будет дышать паталоном будет. Дышать паталоном будет. Становится 93 год, становится точка на критический или на кризис. Я так говорю, 93 год действительно это переломный год между первый этап перестройка, вторая этап перестройка. 2005 год Россия будет нормальные люди, нормальное человечество, хорошее, благополучие. Beje, dėl savo unikalaus proto, UNESCO Sediko intelektą pavadino žmonijos paveldu. Jį pavadino didžiausiu šių laikų genijumi ir prognozuotoju, kuriam nėra lygių. Sedikas mintyse skaičiuoja daugybės lygių skaičių sekas ir mato juose esančius modelius paslėptus nuo talentingiausių pasaulio genijų. Ant šios bazės Sedikas sukūrė unikalią prognozių lentelę, kuri leidžia turint įvadinius duomenis, valandų, minučių ir sekundžių tikslumu, turint didžiulį kiekį informacijos, išpranašauti bet kurio žmogaus ateitį arba bet kurio šalies, ir kuo išsamesni įvadiniai duomenys, tuo tiksliau galima išpranašauti vienus ar kitus įvykius. Apie Sediko prognozes galima nemažai rasti internete, jei nematėte, galite pažiūrėti. Manau, paiešką moka naudotis kiekvienas. Galbūt daugelis pasakys, jog tai propaganda, ir žinoma yra tikimybė, kad jie teisūs. Bet taip pat niekas nepaneigs, jog tame yra didelė dalis tiesos. O aš tiesiog savo ruožtų nešališkai perduodu informaciją, kuri man tiesiog ir pačiam pasirodė įdomi. O kaip ten, kas bus toliau, tik laikas parodys. Šiandien pakalbėsime apie kokįgi įvykį neseniai matematikas perspėjo visą pasaulį. Kasgi nutiks 23 metų Liepos mėnesį. Sedikas Afganas paskutiniu metu tapo laukiamu svečiu įvairiuose televizijos kanaluose. 2023 metų vasario 12 dieną televizijoje Sedikas Afganas paskelbė dar vieną sensacingą prognozę. Jo ateities skaičiavimas privertė pagalvoti visą pasaulį. 2023 metų Liepos 17 dieną nutiks kažkas, kas sukrės visą pasaulį. Skaitiniai modeliai, kuriuos apskaičiavo Afganas, rodo, kad tai bus susiję su uranu. Nutiks tai, ko šiandien bijo visas pasaulis. Vieno eskalacija viso pasaulio kryptis. Tai bus įvykis, kuris suvaidins galingos provokacijos vaidmenį, kaip jie sako iš vakarų pusės, ir tolesni veiksmai ir sprendimai, kurie paveiks visą pasaulinės istorijos eigą. Juos turės priimti Rusijos lyderis, kuriam neva paskirta misija iš aukščiau. Nuo jo priklausys, kas nutiks. Vienas žmogus, kurio misija sukrės visą pasaulį. Dar prieš keletą metų apie tai kalbėjo amerikiečių pastorius Rikas Joyneris. Jis pavadino Rusijos prezidentą didžiausiu pasaulio istorijos arbitru, kurio misija nustebins ir sudrebins visą pasaulį. Ir tai turėtų nutikti jau labai greitai. Ir štai praėjo keletas metų. Akivaizdu, jog tas laikas atėjo. Jei palyginti didžiųjų pranašų mąstytojų ir mokslininkų prognozes, regis Liepos mėnuo taps lemiamas mėnuo visai Žemei. Kadangi gamta neskirsto pasaulio į sektorius ir šalis, kiekvienas vandens ir žemės lopinėlis yra vientiesi namai mums visiems, ir tie namai yra visas pasaulis. Kas galėtų pagalvoti, kad mes patys savo rankomis taip negailestingai niokosime gamtą ir naikinsime vieni kitus. Ta visą pasaulį, kurį sukūrė Dievas. Juk šiame pasaulyje labiau nei pakanka vietos mums kiekvienam. Ir čia galime turėti visi, ko tik reikia, ir būti laimingais. Be jokių karų ir to durnizmo, kurį dabar daro žmonės. Bet vietoje draugystės ir vienybės,
Žmonių godumas privedė prie etapo, kuriame bus sprendžiamas ištisų šalių likimas. Ir ne faktas, jog ir šį kartą turtingiausiam oligarcham vėl pavyks išlipti iš balos ausiem. Dar bulgaro iškeregė Vanga kalbėjo, jog artėja laikai, kai pinigai ir šlovė neišgelbės, kai žmogiškos ir dvasinės vertybės bus brangesnės už bet kokią auksą ir pačios svarbiausios šioje žemėje. Priimant sprendimą, šios vertybės turi būti pagrindinės, nes tai lemia pasaulio likimą. Pagal Sidiko pranašystę, Liepos 17-23 metų, tai bus diena, kuri susilauks daugiausia žiniasklaidos dėmesio. Viso pasaulio kanalai transliuos kažką, kas taps viso pasaulio istorinių permainų katalizatoriumi. Tai reiškia, jog Liepos 17 gali įvykti branduolinis sukrėtimas ir tai gali lemti daugybę praradimų. Mes artėjame prie istorinio etapo, kai Dievo jėga save apreikš, o tai reiškia, jog žmonės dar šiandien turi maksimaliai apsivalyti nuo praeities. Pirmiausia, tai turėtų būti savo nuodėmių pripažinimas. Žinote, draugai, senai užduodu savo tą klausimą, kas iš tikro šio pasaulio dievas, apie kurį visi taip kalba. Sidikui Afganui buvo užduotas klausimas, ar įvyks branduolinis karas. Matematikas atsakė, jog ne. Nors Liepos 17 provokacija ir bus griaunanti, bet ilgalaikėje perspektyvoje nebus fatališka. Kas liečia 2025 metus, Sidikas pavadino tuos metus teisingais, kai geri ir sielomis švarų žmonės gaus ko nusipelnė ir atvirkščiai. Vanga pranašavo apie laiką, kai kiekvienas save pamatys veidrodyje. Tai laikas, kai žmogus gaus tai, ką siuntė kitiem. Bet visa tai dabar skamba labai abstrakčiai. Kaip dažniausiai atėjus pranašystės išsipildymo datai, žmonės suvokė, jog viską traktavo neteisingai. Kaip ir su Vangos pranašystė, kuri buvo pranašavus Kursko žūtį, o žmonės galvojo, jog nuskęs miestas.